Sveiki, draugai, su atėjusiais metais, su praėjusiais metais. Tikiuosi gyvi, gražiai sutikot. Svarbiausia, kad gražiai praleisit šios metus. Ir mes turim paskutinį skaitymą šiandien į Tėvų takos. Padarysim pertrauką, 3 savaitėm aš išvažiuoju. Tai šiandien, o kas paskutinis? Vasarį tęsime. Ir įdomiai šių metų pradžiai mums atitenka suta, labai įdomi suta. Pasižiūrėkime. Nelabai naujametiška, bet o gal, pasižiūrėkime. Tai 24 suta. Vadinasi, griaučių krūva. Reiškia, Buda sakė, jei kas surinktų kapą yra, ir lietuvių kalba verčia era, tai kapa yra periodas visatos išsivystymo ir sunykimo. Tai sakykime, nuo vieno didelio sprogimo, kaip mes žiūrim dabar moksliškai į visatą nuo vieno didelio sprogimo iki kito didelio sprogimo. Tai tą periodą budizme vadina kapa. Pali kalboj kapa, sanskrite kalpa. Taigi Buda sako, jei kas surinktų vienodai kapą prasiblaškusio, praklajojusio samsaroje vieno asmens kaulus ir sukrauti jie neirtų. Kaulų krūva, kaulų krūsnis, kaulų šūsnis būtų toks didžiulis, kaip šis Viepulos kalnas. Kaip kalnas. Viepulos kalnas čia yra prie Radžigahos. Toks geras kalnas. Pas mus Lietuvoje tokių nėra. Aukštesnis negu ką mes turim Lietuvoje. Didelis kalnas. Tai visas kalnas, kiek palieka būtybę po savęs kaulų, prasiblaškiusi, praklajojusi samsarai. Vieną kapą, tik tai vieną kapą, tik tai nuo vieno didelio sprogimo iki kito didelio sprogimo. Ir tas pavyzdys, čia Buda kam duoda tą pavyzdį, jis iš tiesų buvo paprašytas prailiustruoti, kokio ilgio yra ta kapa. Ir jis davė iš tiesų daug palyginimų. Ir čia vienas iš tų palyginimų. Kitas gal palyginimas irgi susijęs su kalnu. Tai Buda sako, jeigu mes paimtumėm kalną 12 km ilgio, 12 km pločio, 12 km aukščio, tai įsivaizduojat, aukštesnis negu Himalajai. Himalajai, ten Everestas 8000 kažkiek, tai žodžiu, labai labai didelį kalną. Kalną buvo, iš tiesų ne kalną. Ir tas kalnas būtų pilnaviduris, vienalytis, nesuskaldytas. Tai viena tokia masė akmens. Ir sako, jei kas 100 metų žmogus vieną kartą perbrauktų per jį šilkinę skriautę. Kartą per 100 metų. Ta didžiulė uola, kalnas, tokiu būdu išnyks, baigsis greičiau nei kapa. Tai taip, naikinant, kas 100 metų praukiant šilkų kalną, jis sunyks greičiau, negu praeis tas laikotarpis nuo vieno didelio sprogimo iki kito. Labai ilga yra ta samsara. Ir per tą ilgą laiką mes sukraunam, mes paliekam po savęs kaulų sulig kalno dydžio. Kam Buda duoda tokius pamokymus? Stiprius, neatrodo labai malonus. Tam, kad mus pažadinti iš tiesų. Ką Buda veda? Į nubudimą, į atbudimą. Dėl to, kad mes žiūrim siaurai, dėl to, kad mes matom tik tai vieną šitą gyvenimą. Mes turim gan tokį savotišką perspektyvą, sakykim taip. Mes matom, kad čia mano, čia yra kažkas gero,
norėtino, siektino, kad čia galima kažką, nu. Bet jeigu mes pasižiūrim platesnę perspektyvą, pasižiūrim plačiau, pasižiūrim 10 gyvenimų, 100 gyvenimų, 1000 gyvenimų, 100 tūkstančių gyvenimų, nesuskaičiuojama, kur palikta tiek kaulų. Buda taip pat sakė, kad kraujo, kurio pralėjote per tą laiką, yra žymiai daugiau negu 4 vandenynų vanduo. Daugiau. Ašarų, kurios išverkia per tą laiką, yra daugiau negu 4 vandenynų vanduo. Buda mus nori pažadinti. Sakai, žiūrėkite, ko jūs siekiate? Ko siekite? Kiek jums, kada jums pakaks? Kada jums pakaks? Ir Buda taip pat buvo paklausęs, o kiek tų kapų? Kiek jau čia tų kapų praėjo? Kiek čia tų didelių sprogimų jau buvo? Jis sako, kad irgi labai sunku suskaičiuoti. Aš perskaitysiu. Ir paprašau duoti palyginimą. Jis sako, panašiai kaip nėra lengva suskaičiuoti visas smiltelės esančias Gangos upėje, nuo jos ištakų iki įtekėjimo į vandenyną ir pasakyti, tiek yra smiltelių, arba tiek 100 smiltelių, arba tiek 1000 smiltelių, arba tiek 100 000 smiltelių. Palyginus su to daugiau kapų prabėga. Daugiau. Tai tų didelių sprogimų, įsivaizduojat, daugiau negu smiltelių Gangos upei. Nesuskaičiuojama daugybė. Tai įsivaizduot, kiek kaulų. Nesuskaičiuojama. Ir Buda paaiškino, kodėl jis sako, neįsivaizduojama, kada buvo šios samsaros pradžia. Neįmanoma praeitį nurodyti trikdomų, neišmanimo, esančių troškimo pančiose, besiblaškančių, klajojančių samsaroje būtybių pradžią. Taip ilgai gyvenant patirtas skausmas, gyvenant patirta kančia, gyvenant patirta netektis, prisidėta prie kapinio augimo. Ir to tikrai jau pakanka. Nusivilti visais sąlygotais dalykais. Pakanka aistrą išgesinti, pakanka išsilaisvinti iš samsaros. Ir kai kurie žmonės, kurie girdėjo tokius pamokymus Budos, jie nušvito, nes jie buvo atkerėti. Jie atsikerėjo, jie suprato. Juose kilo ta nibida, atsikerėjimas. Tiesiog tampa nebeįdomu. Tai nėra, svarbu suprasti, tai nėra bjaurėjimasis. Ta svarbu suprasti, mes nesibjaurėm. Čia liktai, sakykime, mes nueitumėm į magijos šou. Mes nueitum į iliuzionisto pasirodymą. Ir, sakykime, mes nežinom, kaip ten tie triukai vyksta ir ten mes žiūrim, kaip ten perpjauna žmogų, ten kažką, nežinau, ką ten daro, tai ar traukia triušius ten iš kepurės, mes suvaizduojam, wow, nieko savo, pavaro, čia koks stebuklas, Ir mes būsim visi tai pasinėrę ir sužavėti, ir apkerėti. O dabar kažkas, gal ne kažkas, o gal tas pats iliuzionistas pasako, dabar jums parodysiu, kaip tas viskas padaryta. Ir parodo mechanizmą, kaip ten rankų miklumą, ar ten kažkokie kiti mechanizmai padaro, tai kad mums dabar aišku, tai čia tik tai taip ir taip, pažiūrėk, čia nieko neperpjovė to žmogaus, čia tiesiog, čia iliuzija. Tai toliau, jeigu vėl tam žmogui rodo tą pasirodymą, ar jis patenka į tą pasirodymą, jo tai jau nebeužkeria. Jam tai tiesiog, taip, bet nėra pasibjaurėjimo. Ko čia bjaurėtis? Tiesiog supranti, kad tai tėra tai. Ir lygiai dėl tos priežasties Buda davė tos pamokymus. Stiprius pamokymus. Man labai patinka samjuta susijusių su tą temą, su tų rinkiniais. Nes tikrai atkeria, tikrai priverčiama susimastyti. Kiek dar reikia kalbą, kiek kraujo pralieti, kiek dar, kiek. Ir kažkam dar reikia, gerai, bet kažkam, kas pasiruošęs, to pakanka. Buda sako, ir to pakanka tam, kad nusivilti. Ir tas nusivylimas, mes suprantam nusivylimą, kaip
kažką neigiamą, bet kas čia žodis yra nebida iš tiesų, tam, kad, sakykime, atsikerėti nuo tų sąlygotų dalykų. Tam, kad prarasti tą, nežinau, kaip geriau išreikšti, jeigu jūs turite kokią idėją, kokį kitą žodį pavartoti, tai pasilikite komentaruose. Pakanka tam, kad aistra užgestų tam visam. Ir pakanka tam, kad išsilaisvinti visiškai iš samsaros. Štai toks pamokymas metų pradžiai. Apie laiko tėkmę mes galim sakyti, štai metai praėjo, štai arčiau, mes artėjom arčiau, žiūrėkim, kaip mes naudojam tą laiką, kuris mums liko, kol numesim šitus kalnus. Ir gal įmanoma nepasiimti naujų. O gal galim kažką padaryti, kad kokį, nežinau, geresnį rinkinį gautų. Tai va, žiūrėkit patys. Ir to jums ir linkiu judėti tą linkmę, kur jums atrodo patraukliai. Bet žiūrėkit plačiai, žiūrėkit perspektyvą, tegul jūsų perspektyva nebūna vien tik šio gyvenimo perspektyva, žiūrėkit plačiau. Tai tada bus nauda ir šiam gyvenimui, ir ateičiai. Tai ką, tai toks pamokymas visam mėnesiui. Ir mes sugrįšim tada skaityti toliau vasarį. Linkiu jums labai gražios metų pradžios, gražios žiemos ir iki pasimatymų.